Na, nuskambėjo ministro mintis, kad vienas momentas, kuris turėtų būti įgyvendinamas, tai globos teisių atėmimas, globėjos teisių atėmimas iš Neringos Venckienės. Ta turėtų atlikti Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Ar jūs pritarėte tam? Iš tikrųjų yra kitaip. Teismo sprendime teismas pasisakė, kad mergaitė turi būti grąžinta mamai, tačiau tuo pačiu nepanaikino globos skyrimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo. Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymą galėjo panaikinti čia pat. Tačiau jis to nepadarė. Kiek žinau, ministras socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra rekomendavęs nevykdyti. Nevykdyti tai yra, ko? Atsiprašau, ne tai, kad nevykdyti, bet neatimti. Nepanaikinti įsakymą. Pats ministras, socialinės apsaugos ir darbo ministras, Donatas Jankauskas yra rekomendavęs. Tai yra raštas tiesiog ministro parašo, tai natūralu, kad rengia ne ministras. Ministras yra tik tai pareigūnas. Tačiau tai yra ta ministerija, kuri bet kuriuo atveju tai yra jos funkcija. Kuo jūs tai aiškinate? Ir vaiko teisės. Ir tai yra, natūralu, suprantat, vienas iš argumentų buvo labai logiškas. Tai yra tai, kad jeigu šiandieną būtų panaikintas globos įsakymas, mergaitė liktų be įstatyminio atstovo tuo momentu, kol ji nėra perduota. Ir buvo bandoma žiūrėti iš tos pusės, kad kada tik perduos, tada iš karto savaime nutrūksta tas santykis. Taip, tai būtų logiška, jeigu tai būtų įvykę pagal teismo sprendimą per 14 dienų. Tai iš tikrųjų tame logikos buvo. Tačiau ir sausį, ir vasarį jau logikos nebebuvo. Ir dabar kovo gale taip pat. Nes tas globos santykis jisai tęsis. Globa lyg ir turėtų būti vertinama. Turėtų būti vertinami globėjos veiksmai. Aš suprantu, kad prieš pačią globėją iš esmės gal tų argumentų nėra kažkokių tai neigiamų. Bet supraskim, globėja yra dirbantis žmogus, kurios namuose daugiausia nėra. Darbo dieną jinai dirba, po to jinai turi įvairius rinkiminius važinėjimus po Lietuvą su knyga ir taip toliau. Jinai turi visokios įvairios veiklos. Mergaitė yra palikta su seneliais. Bet seneliai, akivaizdus reportažas. Jau tai yra tam tikras įrodymas. Adekvatumo nėra labai daug. Pone Venckienė, prie mūsų vėl telefonu prisijungia Neringa Venckienė. Pone Venckienė, klausimas turbūt labai paprastas. Akivaizdu, kad bus bandoma vėl vykdyti teismo sprendimą. Ir kas tada? Kaip jūs manot? Tai pirmiausia, gerbiama žurnalistė, nors jūs tą laidą surengėte 8-1, bet man jūsų visi dalyviai, tai jų argumentai buvo juokingi. Tai dar pirmiausia, aš grįžtu į pačio vaizdo įrašo. Tai jūsų transliuotas vaizdo įrašas, tai yra padarytas visiškai svetimo asmens. Būtent tame įraše matosi, kaip mano pusbrolis stovi su videokamera. Aš tikrai nepažįstu jūsų pusbrolio. Aš tikrai nepažįstu jūsų pusbrolio, pažįstu jūs, nes esat lankiusi šioje studijoje. Tai galite tęsti, prašau. Kūnaitės ir advokato melas. Tai tvarkoj, gerai, ne pusbrolis, kitas filmavo, medžiaga internete išplatinta be jokių nuorodų į autorystę, taip kad jeigu klaida, tai tvarkoj. Vis dėlto, kas būtų jūsų nuomonė, kas bus tiksliau, kai vėl bus bandoma vykdyti teismo sprendimą? Tai žurnalistė, tai aš manau, kad tikrai bus bandoma, bet nei Žiobienė, nei Černiauskas, nei Stankūnaitė nesugebėjo atsakyti ir į klausimą, ar mergaitė, nenorėdama eiti pas savo motiną, gali prievarta būti nutemta pas ją. Tai yra esminis klausimas, nes vienintelis klausimas, ar prievarta vaiko atžvilgiu galėjo būti panaudota. Tai ji šį kartą buvo panaudota, o sekantį kartą, ar ją naudos. Tai Žiobienė net nesvarso, jinai svarso apie mano senelius, tai mes kiek visi turime vaikų, tai ir mano sūnus pas mano tėvus būna. Tai apie kokią neadekvačią situaciją jinai kalba. Tai aš norėčiau pasakyti, net Černiauskas ir meluoja, kad sprendime yra pasisakyta apie nenormalią mūsų šeimos aplinką. Tai priešingai yra konstatuota, kad mano ryšys, mano šeimos narių ryšys su mažametė yra labai artimas. Tai, ką jie kalba viešai, yra visiškas melas. Ir aš dar kartą noriu pasikartoti, kad antrame įraše, pusbrolio padarytame įraše yra akivaizdu, kad Stankūnaitė plėšia mažametę iš močiutės,
o apsaugos darbuotojas jas abi partrenkė ant grindų. Tai ir viskas, tai kas panaudojo prievartą vaiko atžvilgiu, tai tik Stankūnaitė ir mažametę saugantis apsaugos darbuotojas. Tai apie kokį teisėtą vykdymą kalba Šimašius, Žiobienė. Tai viena laimė, kad vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotoja tinkamai, taip kaip jai privalo vykdė funkcijas. Jeigu ne jinai, tai vaikas prievarta, naudojant smurtą, būtų išplėštas ir prievarta verkiant atiduotas Stankūnaitei. Tai buvo akivaizdu. Ir visa tai, ką jie kalba, tai visiškai tos faktinės aplinkybės yra netokios. Tai Stankūnaitė kalba, kad jinai 4 metai negyvena su mergaitė. Tai taip, kadangi pagal 2008 kovo 19 taikos sutartį jinai sutiko, kad mergaitę augins tėvas, bet ne jinai. Tai kodėl jinai prasidėjus pedofilijos bylai užsigeidė ją auginti? Tai jau jinai prieš tai metus laiko jos neaugino. Tai kokių dar aplinkybių reikia, kad jau jinai ryšį su mažametė yra seniausiai praradusi. Taip pat Černiauskas, varstant paskutinį kartą mano globą kovo 1 dieną, pats konstatavo, kad ryšys labai susilpnėjęs, nėra ryšio su Stankūnaite. Tai kur tą mergaitę išplėšti? Tai ar jūs matėte, kas vyko Tulūzoj? Tai aš galiu pasakyti, kad čia Garliavoj buvo tikrai baisiau. Kągi, ačiū Jums už komentarus. Iš tiesų, to paties klausiau ir Laimutės Stankūnaitės. Na, vaikas greičiausiai priešintųsi tam, kad būtų, išneštas ar kažkaip išvestas iš namų ir perduotas mamai. Aš ne visai sutikčiau su šitą mintim, kadangi yra visiškai visuose pasimatymuose dalyvauja psichologai. Galų gale mergaitė yra atlikta psichologinė ekspertizė. Tai yra vienos pusės argumentas, kad nėra tų ryšių, nėra to bendravimo. Tie bendravimai vyksta. Tiek, kiek aš turiu visiškai visus dokumentus, jie vyksta. Ir aš nemanau, kad visiškai nėra to ryšio. Tai, kad vaikas galbūt yra įtikinamas, kas yra pasakyta ir teismo sprendime, tai žinoma, pasakykite vaikui 7 metų arba 8 dabar metų, kad bus blogai. Mesgi patys matėm filmuoto medžiagoje iš ankstesnio vykdymo, kur buvo pasakyta, kad parduos, išveš dar kažką ir tai kalbam prie vaiko. Ar mylintis žmogus gali kalbėti tai prie vaiko? Neįsivaizduoju iš tikrųjų. Taip, ką apie tai sako psichologas, mes sužinosime po trumpos reklamos, likite su mūsų kanalu. Mes grįžtame į studiją ir tęsime specialią laidą 24/7. Taigi, ponia Povilaitė, buvo daug kalbėta apie vaiko norus. Ar apskritai jūsų nuomonė tokio vaiko perdavimo motinai akto metu turi esminę įtaką vaiko noras? Man atrodo, čia vaiko nuomonė labai daug yra tokių manipulacijų ir spekulacijų. Jeigu matot, vaikas ilgą laiką izoliuotoje aplinkoje yra kryptingai nuteikinėjamas prieš motiną keletą metų, tai aš sakyčiau, būtų keista, jeigu tai nepaveiktų vaiko. Dabar psichologija apskritai žinomi yra reiškiniai toks, smegenų plovimo technologijos, kai netgi karo belaisviai, suaugę žmonės, treniruoti žmonės, reiškia, po tų smegenų plovimo technologijų tampa lojaliais priešiškam režimui. Arba pasižiūrėkime į tuos telefoninius sukčius, kurie mikliai sugeba paveikti suaugusius žmonės. Ir tie žmonės atiduoda didžiulius pinigus. Tai, kad poveikį mes galim padaryti, tai čia jokios abejonės nėra. Ir kuo jaunesnis žmogus, tuo lengviau tą įtaką jam padaryti. Tai todėl aš manau, kad iš tiesų tikrai jau yra pakankamai daug signalų ir požymių, kad vaikas patiria emocinę prievartą ir jau seniai. Ir manau, kad tikrai reikia kaip galima skubiau tą vaiką iš tokios aplinkos išimti. Na gerai, išimti. Tai įsivaizduokime, kad įgyvendinamas teismo sprendimas, kuris sako, kad prieš vaiką jokios prievartos taikoma negali būti, bet, visi, tarkim, prispausti prie sienų, ar ne, padarytas policijos pareigūnai padaro koridorių ir kažkas turi vaiką įsivesti, tarkim, vaiko teisės apsaugos pareigūnė, vaikas priešinasi. Ir ką? Tai yra situacija be išeities? Ar juk taip tarsi ir nebūtų įgyvendintas teismo sprendimas, nes teismas neleidžia vaiko tempti per prievartą? Tuo atveju antstolė dar kartą kreipiasi į teismą ir klausia, kaip jie įvykdyti teismo sprendimą.
vis tiek tai yra išeitis. Ta prasme, civiliniam procesui yra aiškiai pasakyta, tais atvejais, kada įvyks susidūrimas su tokia kliūtimi, galima kreiptis į teismą, kurio klausi, kaip įvykdyti teismo sprendimą. Prieš ką galima naudoti prievartą, prieš ką negalim. Žinot, man yra labai sunku pasakyti kaip kontrolieriai, nes turbūt ne man tą reikėtų sakyti, tą turėtų turbūt pasakyti visiškai nepriklausomi ekspertai. Tie, kas yra skaitę ir susipažinę su Europos žmogaus teisų teismo sprendimais, žino atveju ne vieną, kur net ir prievarta būna naudojama. Žinoma, tai yra labai išimtinis atvejis, bet aš manau, kad šitoj situacijoje, žiūrint į mergaitės bendravimą su mama, į tos psichologinės išvadas, tiek gruodžio mėnesių, tiek dabar, aš nemanau, kad yra tas atvejis, kada mergaitė tikrai pasakys ne. Gal galima dar kartą pasikartoti. Jeigu mes kalbame apie prievartos panaudojimą vaiko paėmimo metu, tai neužmirškim, kad prievarta vyksta ir dabar. Ta prasme, jinai tęsiasi. Tai Ką jūs turite omeny, psichologinė? Be jokios abejonės, emocinė prievarta yra labai rimta prievarta. Ir iš tiesų gali turėti labai rimtas pasiekmes vaikų sveikatai. Tai mes neužmirškim, kad tai yra kasdieninė prievarta. Ir mes dabar, reiškia, sureikšminam vieną įvykį, kuris įvyksta penktadieniais. Taip žiaurus, labai skaudus ir panašiai. Iš tiesų, daugam tas atvejis atrodo labai žiaurus ir skaudus, turbūt dėl to, kad tai yra akivaizdu fiziški dalykai. Ir ne, žmonės fiziškai rėkia, vaikas fiziškai spaudžia, jis fiziškai yra traumuojamas. Ar ne? Dėl to tai daro tokį didelį įspūdį. Jūsgi kalbat, kad tas poveikis vaiko yra nemažesnė trauma. Be jokios abejonės. Tai yra emocinė prievarta. Dar pridėkim nepriežiūrą, kai globėjai ir tėvai turi būtiną sąlygą sudaryti sveikatą rūpintis, ugdytis vaikui. Ir mes šiandieną turim vaiką, kuris yra uždarytas, kuris negali eiti į mokyklą. Reiškia, nors šeimos medicinos centre nustatyta, kad vaikas yra sveikas ir nėra pagrindo mokyti namuose. Taip pat jisai teigiama, kad jis sužalotas buvo penktadienį, tačiau tuo pačiu negalima jo vežti į gydymo įstaigą. Tai čia mes galim matyti netgi ir nepriežiūros, kas yra dar viena smurto forma. Tai nevyksta kasdieną. Žinoma, ponia Venckienė vaiko neveža, nes jis bet kurio, ji nėra tiek saugi išėjusi iš namų, ar ne, ir jis stengiasi vaiką visada laikyti namuose, tik dėl to, kad jis niekur nebūtų paimtas, nebūtų įvykdytas teismo sprendimas. Tai situacija tarsi iki begalybės taip gali tęstis. Manau, kad Venckienė yra pakankamai protingai išsilavinusi moteris, gerai žinanti tikrai įstatymus. Čia dėl to nėra jokių abejonių. Žmogus aiškiai puikiai supranta, kad padarius klaidą, jos manimų, turbūt iš jos pozicijų, galbūt būtų įvykdytas teismo sprendimas. Bet aš pasakysiu taip, aš suprantu, kad įstatymiškai jinai yra saugi. Ta prasme, kad vaikas gali mokytis namie, dėja, šiandieną tokia kliūtis yra. Tai prasme, vaikas visiškai būdamas sveikas gali sėdėti namie, uždarytas, gali nebendrauti su kitais vaikais. Tai nėra, kai savivaldybės vaiko teisų skyrius vertina globą, tame nemato neigiamų dalykų. Nei mokymosi namie, nei konfliktas sveikatos įstaigoje, aišku, laukia dar policijos atsakymų dėl konflikto policijos įstaigoje, nei visų kitų dalykų, net lipdukų. Žinot, aš kad ir kaip sakyti, bet kuris psichologas, manau, ir kolega tą patį pasakytų, kad jeigu vaikas būtų patyręs kokią nors prievartą, visi psichologai pataria vaikui padėti išeiti iš tos būklės, padėti vaikui nematyti neigiamų dalykų ir taip toliau. Nė vienas savo vaiko neaugintų su lipdukais stop pedofilija, aiškinti tokio amžiaus vaikui, kas tai yra ir taip toliau. Tai yra specifiniai momentai, kurie prasilenkia su elementariu žmogiškumu. Teisiškai jie susidėlioja taip, kad dėja. Bet žmogiškai, tai yra neįmanoma. Šitaip elgtis su vaiku, bet kurioj kitoj situacijoje tai būtų neįmanoma. Deja, tai rodo, kad mūsų sistema yra tokia, apie ką aš kalbu nuo pirmos dienos, kada buvau paskirta į šias pareigas, sistema yra tokia, kad jinai yra lanksti labai, orientuojantis į žmonės. Deja, nėra visiškai vienodų standartų visiems. Jeigu jūs ar kas nors kitas taip elgtųsi, vargu ar jums tai būtų leista. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą. Dėkuoju už pokalbį, dėkui žiūrėjusiems. Pasimatysime rytoj laidoje Lietuva tiesiogiai, toliau per Lietuvos ryto televiziją, Mad Men, reklamos vilkai. Gero vakaro. Iki.